Gimstame turėdami smegenis, protą ir širdį. Augame visą gyvenimą ir mokomės. Jeigu galvotume, kad mokykloje privalu išmokti tik skaityti, rašyti ir skaičiuoti, mūsų tikslas būtų treniruoti smegenis. Satiškumir tai vadina smegenų švietimu. Jeigu būtų taip, siela, dvasia, širdis, vaizduotė ir kūrybingumas žinių įsisavinimui neturėtų jokios reikšmės. Kai kalbame apie holistinį ugdymą, turime atkreipti dėmesį į 3 dalykus – protą, rankas ir širdį. Smegenys skirtos mąstymui, analizei, intelektiniam pažinimui. Jeigu neugdysime širdies, kaip mokiniai išmoks susitvarkyti su žmogiškaisiais santykiais? Mes esame milžiniško santykių tinklo dalis, santykių derinys. Viskas paremta santykiais. Jei norime, kad mokiniai gyventų vedami atjautos, atvirumo ir tolerancijos, turime to juos ir mokyti. Širdies funkcija – rasti drąsos. Pasitikėjimas ir drąsa suteikia jėgų atsiverti pasauliui. Būkime drąsūs, pasitikėkime vieni kitais. Atsisakykime baimių. Meilei reikia drąsos.